Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras darbą naujose pareigose pradėjo apsilankymų Kužių seniūnijoje, kur seniūnijos gyventojai sueigoje išsakė savo problemas dėl tiesiamo magistralinio kelio A11 rekonstrukcijos projekto. Į susirinkimą atvyko Ilgviečių, Purvinės, Kuzavinės, Gražuolių, Normančių, Lukšių kaimų gyventojai. Jie sunerimo, jog vykdant magistralinio kelio rekonstrukciją naikinama sankryža, jungianti Ilgviečių, Normančių, Gražuolių ir Kuzavinės kaimus. Ten gyvena per 100 gyventojų, o panaikinus sankryžą, susisiekimas su Šiauliais gyventojų nuomonė suprastės. Apsisukti teks važiuoti iki Kužių. Dabar šitas kelias eina link Luponių kalno. Kaip tenai davažiuoti? Į Amalius į Smilgius įmanoma davažiuoti? Link Luponių jau nebeįmanoma į Luponių kalną davažiuoti. Tai kaip bus įmanoma, jeigu atvažiavę žmonės iš Kuršienų važiuos į Lukšius ir važiuos vėl apsisukti? Vieniems kelias pailgėja 4-8 kilometrais, kitiems dar daugiau. Dėl to ilgiau lauktų specialiųjų tarnybų, greitosios pagalbos, gaisrinės ir policijos ekipažų. Pagrindinė problema yra, kad naikinama sankryža, kuri jungia mažiausiai 4 kaimus. Tai yra Ilgviečiai, Normančiai, Gražuoliai ir Kuzavinių kaimus. Ten gyvena apie 100 žmonių, kurių susisiekimo galimybė su Šiauliais suprastėja, nes pailgėja kelias, kadangi panaikinus šitą sankryžą, visiems reikės važiuoti apsisukti į Kužius. Vieniems kelias pailgėja 4 kilometrais, vadinasi 8, kitiems 5-6. Iš esmės nuo 8 iki 12 kilometrų pailgėja kelias iki Šiaulių. Ir dėl to žmonės nerimauja, kadangi suprastėja galimybė pasiekti miestą, suprastėja galimybė sulaukti operatyvinių tarnybų, greitosios pagalbos, ugniagesių, policijos ir visi tikslai, kuriuos kelia projektuotojai ir kelininkai, sumažinti oro taršą, sumažinti triukšmą, pagerinti susisiekimą, jie yra neišnaudojami. Mano galva, tai yra labai rimta priežastis atsižvelgti į žmonių interesus ir aš tikiuosi, kad taip atsitiks. Sueigoje dalyvavusi uždarosios akcinės bendrovės KEL projektas Šiaulių padalinio projekto vadovė Nijolė Apulskienė pristatė tiesiamo magistralinio kelio A11 projektą. Šviesoforinės sankryžos bus įrengtos naujoviškai, iš šalutiniuose keliuose sudėti davikliai, jeigu neprivažiuoja šalutinių kelių, neprivažiuoja transporto, tada visą laiką degs žalias šviesoforo signalas ir galima bus Šiaulių Palangos keliu važiuoti 90 km/h greičiu. Yra numatytos pagrindinės sankryžos yra Lukšiuose, Kužiuose ir Amalių sankryžoje. Dar yra numatytos 2 pėsčiųjų perėjos, kad įjungiamos taip pat šviesoforais. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius ir valstybinės įmonės Šiaulių regiono keliai direktorius Piotras Bakanovas teigė, kad viskas daroma dėl eismo saugumo, ekologijos ir vairuotojų patogumo. Magistralė atitiks visus reikalavimus. Mes pirmam etapą norėjom šitą kelią rekonstruodami spręsti dangos problemą, kokybišką dangą sutvarkyti ir eismo saugumo požiūrį sutvarkyti, kad jisai būtų saugus. Tai kaip ir projekte numatyti, kadangi daug susidūrimų su pėsčiaisiais dviratininkais, tai dviračių pėsčiųjų takai numatyti ir apsisukimuose, koncentravosi irgi avarijos visuose apsisukimuose, kurių labai daug buvo, todėl mes apsisukimus sukoncentravom į 2 vietas, tai reiškia į Lukšius ir Kužius, kur bus šviesoforinės sankryžos ir tada tie apsisukimai taps saugesni. Taip pat ten, kur yra autobusų sustojimai, kad būtų saugiai galėtų pėstieji pereiti, išlipę iš autobuso ir pereiti kelią, irgi įrengėme
reguliuojamus pėsčiųjų šviesoforus, kai žmogus atėjęs paspaudęs mygtuką, užsidega tada jam žalią spalvą, jisai labai saugiai pereina tą kelią. Tai būtų pirmas etapas šito ir aš manau, taip pat žinodami, turėdami informaciją, kad labai daug žvėrių kerta kelią, čia daugiau link Šiaulių pusės, mes pabandėme įrengti tokius vadinamus atšvaitus, kurie atbaido žvėris, tai bus, kiek aš žinau, tai pirmas kartas Lietuvoje bus įrengtas, pažiūrėsim, kaip jie veikia, bet mes tą paėmėm iš vakaruose lyg tai suveikė, nes labai daug avarijų būdavo susidūrimų su žvėrėmis. Tai, sakykime, dabartiniame etape taip. Sekantis etapas bus apjungiamųjų kelių projektavimas ir pastatymas, aišku, tam reikės žemių, mes dėl to ir negalėjom suprojektuoti apjungiamų kelių, kadangi mums trūko žemių šitoje vietoje, o iš tikrųjų tokiam magistraliniu keliu reikalingi apjungiamieji keliai, kad į kiekvieną sklypą žmogus galėtų įvažiuoti sau ramiai, o po to tas apjungiamasis kelias yra sujungiamas su esančia sankryža ar vieno lygio, ar dviejų, bet jau ta sankryža yra reguliuojama ir tas saugiai įsijungia į magistralinį kelią. Tai aš manau, mes tada bandysim paskubinti procesą, kuo greičiau padaryti tuos apjungiamuosius kelius ir po to sekantis jau etapas paskutinis, aišku, čia tolimesnė ateitis būtų, tai kad visi susikirtimai būtų arba apsisukimai dviem lygiais, tai po to jau bus įrengiama viena ar dviejų lygių sankryžos ir šis kelias iš tikrųjų taps jau tikru magistraliniu keliu ir jame bus galima padidinti greitį iki 130. Kužių seniūnė Jolanda Rudavičienė tvirtino, kad su projektu žmonės galėjo susipažinti seniūnijoje, jis buvo iškabintas skelbimų lentoje, viešintas rajono savivaldybės internetinėme puslapyje spaudoje. Dabar, kai projekto vykdymas eina į pabaigą, gyventojai iškėlė sankryžų ir įvažiavimų problemas. Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras pažymėjo, kad galbūt projektas buvo viešinamas per silpnai, per mažai tartasi su gyventojais. Susirinkime dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Judita Šakočiuvienė. Šiuo metu darbai vyksta labai intensyviai. Projektas turi būti baigtas rugsėjo 15 dieną, tad ką nors keisti ir koreguoti greičiausiai yra per vėlu. Po susitikimo su gyventojais meras Antanas Bezaras lankėsi Susisiekimo ministerijos kelių direkcijoje ir susitiko su laikinai einančiu direktoriaus pareigas Egidijumi Skrodeniu. Mere, vakar lankytės Vilniuje, sprendžiate problemas, kurios labai rūpi Šiaulių rajono gyventojams būtent dėl naujai tiesiamo kelio. Vakar teko būti kelių direkcijoje pas generalinį direktorių Egidijų Skrodenį, labai geranoriškai mūsų pageidavimus atsižvelgė ir penktadienį, nežiūrint, kad išeiginė diena, gal Šiauliuose reikalų turi, nežinau, sutarėm, kad tą kelią apžiūrėti, tą situaciją, ir pakviesime gyventojų atstovus, kad girdėtų iš pirmų lūpų, kokies yra galimybės šią problemą spręsti geranoriškai. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre įvyko nacionalinis forumas Jaunimo rengimas šeimai lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas. Susirinkusieji į forumą iš visos Lietuvos, Šiaulių, Kauno, Joniškio, Klaipėdos, Vilniaus, Telšių, Radviliškio ir Akmenės išklausė aktualių pranešimų, sulaukė atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Forumo dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė. Ji pristatė garbius dalyvius, padėkojo susirinkusiems. Dar gruodžio mėnesį Seime įvykęs toks pat forumas bei jo vertinimas pagimdė mintį apie konferenciją regionuose. Kuršėnai ir tapo pirmąją vietą, į kurią susirinko neabejingi klausytojai bei forumo ekspertai. Aš labai džiaugiuosi, kad būtent Kuršėnuose vyksta tęsinys tai, kas vyko Lietuvos Respublikos Seime. Kalbėti apie jaunimo pasirengimą šeimai, apie lytiškumo ugdymą. Iš tikrųjų, tai yra pagrindas, ant ko statosi mūsų valstybė. Ir toks regioninis forumas yra vienas pirmasis būtent mūsų Kuršėnuose. Su pasididžiavimu sakau, kad džiaugiuosi, kad visa, kas gera, kas gražu, kas šviesu, ateina į Šiaulių rajoną ir į mūsų Kuršėnus. O svarbiausia, manau, kad švietimo įstaigos, mokyklos
nevyriausybinės organizacijos darys viską, kad mūsų jaunimas eitų doros ir moralės pagrindais. Sveikinimo žodį tarė jo ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis kalbėjo, jog vaikus pradėti auklėti reikia dar iki 15 metų iki jiems gimstant. Būsimų tėvų kilnus gyvenimas pradžių pradžia. O dabar jam liūdna, kad jaunimas ne visada gerbė, myli ir vertina save. Šiaulių vyskupui, o ir visiems susirinkusiems padėkojo, šiltai pasveikino, palinkėjo prasmingų diskusijų Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras. Forumo dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys, parlamentinės grupės už šeimą pirmininkas Rimantas Jonas Dagys. Jo žodžiais, labai prasminga tokius renginius organizuoti regionuose, labai svarbu apie tai kalbėti. Pirmoji tokia konferencija vyko Vilniuje, Seime, ir tada buvo iš tikrųjų sumanyta, kad būtų gerai, kad tos visos temos turėtų platesnę auditoriją įvairiuose regionuose, nes pasiruošimas šeimai, tikintis, kad tie santykiai bus tvirtesni ir geresni ir mes turėsim daugiau šeimų ir joje gims daugiau vaikų, turbūt visiems yra aktualūs. Ir tai, kad dabar mėginama vietoj pasiruošimo šeimai jį pakeisti tokiu grinai techniniu, mechaniniu, lytiniu švietimu, kuris iš esmės priešingas pačiam pasiruošimui, nes už jo nestovi žmogiškasis orumas, o tik tai savo poreikių tenkinimas ir iš esmės žeminimas kito žmogaus, yra toks vertybinis susikirtimas, kuris gali turėti labai neigiamų pasiekmių ir turi jau neigiamų pasiekmių pasaulyje, ta prasme mūsų pasaulio populiacija, ypatingai vakarų visuomenė, kuri baigia išmirti ir dėja Lietuva su tom tendencijom ir nesutvarko irgi taip pat mes tą patį darom. Tai iš tikrųjų tas mėginimas mums pripiršti kitokį požiūrį į šeimą, kitokį požiūrį į vienas į kitą partnerį, papildomumą į moterį, vyrą, kaip savarankiškus tokius orius subjektus, kurie tarpusavį bendrauja ir vienas kitą papildo, gerbėdami vienas kitą ir tokį kažkokį neaišku darinį, tik tai seksualinių tenkinimų ir nebūtinai dar visokiam lyčių pakeitimais ir panašiai, tai yra griauna šitą darinį ir mes dėja, bet iš lėto mūsų vis mažiau ir mažiau žmonių gimsta ir užleidžiam šitą erdvę kitiem, kurie užpildys anksčiau ir vėliau mus. Bet aš nežinau, ar lietuviai labai norėtų užleisti šitą lopinėlį prie Baltijos jūros kažkam tai kitam. Forumo dalyviai virtualiai buvo nukelti į Seimą ir išklausė Vilniaus universiteto docentės Irenos Eglės Laumenskaitės pranešimo Lytiškumas - visą asmenį apimanti tikrovė ar vien jo sociobiologinė funkcija. Profesorius Gediminas Merkys kalbėjo apie genderizmą. Mokslininkas aiškino, jog šiuo metu vis stiprėjantis biokapitalizmas yra prieš šeimą, religiją, tautą, nacionalinės vertybės. Propaguoja eutanaziją, kontracepciją, lytinį švietimą, homoseksualumą. Tema – tinkamiausia rengimo šeimai mokykloje strategija, rizikos vengimas ar rizikingos elgsenos pasekmių mažinimas, kalbėjo profesorė Birutė Obelenienė. Ji su kolege docente Stase Ustilaitė didžiausią dėmesį skyrė diskusijai apie paauglių lytiškumo ugdymą, apie tinkamiausią rengimo šeimai mokykloje strategiją. Žmogui vieninteliam yra būdingas orumas, niekam daugiau. Todėl, kad ir žmogaus orumas yra neatskiriamas nuo gyvybės. Iš žmogaus orumo kyla tokie bendriniai dalykai, kaip kad žmogus niekados negali būti panaudotas kaip priemonė. Žmogui visada gali būti tik tikslu. Ir santykyje su kitu žmogumi jisai gali būti tik tikslas. Ir todėl, kad jeigu mes kalbam apie nepagarbą gyvybei, mes kalbam apie nepagarbą žmogaus orumui. Iš to negali būti. Ir tai mes kalbam apie krikščionišką antropologiją, kurį žmogus supranta taip, kaip vienintelį protingą ir laisvą, kaip kūniška dvasinės būtybės vienovė, kaip kūniška dvasinė būtybė ir tas kūno ir dvasios vienovėje yra, ne tai, kad atskirai kūnai žmogus turi. Ir aišku, kad štai šita krikščioniška antropologija ir sako, kad žmogus yra vienintelis protingas laisvas, jis yra laisvas nuo gamtinių instinktų ir jisai vienintelis yra morali, todėl, kad jis yra protingas ir laisvas, jis yra vienintelė morali būtybė atsakinga už savo veiksmus. Ir aišku, ta kita takoskira, kita pusė, tai yra taip ryškėjanti dualistinė antropologija, tai galima sakyti, kad dabar, kuri stengiasi sukonstruoti žmogų, kuris realiai toks visiškai svetima jo prigimčiai, tai galima sakyti, tai socialinio konstruktyvizmo, kaip
kad socialinio konstruktyvizmo produktas, individas, kuris realiai iš tikrųjų neegzistuoja. Tai yra žmogus, kuris neturi transcendentinio matmens, jisai yra tik tai geriausiu atveju į santykiai su kitais, iškeliama į individo laisvę iškeliama iki tokio lygmens, kad jisai gali daryti, ką nori, jisai gali pasirinkti lytį, jisai gali pasirinkti kūną, jisai gali pasirinkti, kuo būti, moterimi negimstama, moterimi tampama ir taip toliau. Tai yra tokie dalykai, kurie visiškai sumenkina arba neleidžia žmogui būti žmogiškai. Tai vat yra ir šitą žmonės ateina tas laikas, kada šitą takoskyra ryškėja ir ateis laikas, kiekvienam reikės rinktis. Kuri? Ar už tą žmogų, kuris yra sukurtas iš prigimties, kuris yra sukurtas, ar tas žmogus, kuris yra socialinės inžinerijos produktas. Konferencijoje taip pat buvo kalbama apie hormoninės kontracepcijos propagavimą ir skyrimą paaugliams, konstitucinę tėvų teisę ugdyti savo vaikus. Buvo pristatyta profesoriaus Jono Kievišo monografija "Ugdymo dvasingumo kontekstas". Jau 15 kartą Raudėnuose Jovitos ir Vidmanto Lubių sodyboje buvo švenčiamos Jurginės, pavasario žalumos, jaunimo žemdirbių ir akleganių šventė. Oras šventės dalyviams buvo maloningas, o Lubių sodyba ideali vieta Jurginių apeigoms ir papročiams. Šventė prasidėjo Raudėnų mokykloje, kur vyko edukaciniai renginiai. Iš jos vaikai, pedagogai, šventės svečiai, tarp kurių ir Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, jo pavaduotojas Algis Mačiulis, Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Judita Šakočiuvienė, susirinko į didžiulį Lubių kiemą. Visus pasveikino šeimininkė, šventės sumanytoja, rengėja ir organizatorė Jovita Lubienė. Į šių metų Jurgines atvyko delegacijos iš 11 šalies mokyklų pavienių smalsuolių. Jurginės dažniausiai sietos su pirmuoju gyvulių išginimu į laukus. Sode susispietusiems vaikams ir belaukiantiems, kada iš tvarto bus išvesti gyvuliai, Jovita Lubienė papasakojo, ką reiškia viena ar kita apeiga. Prie slenksčio padėtas pjūklas, spyna ir kiaušinis yra lyg saugas. Jei kuris gyvulys užmins ant pjūklo, nukentės nuo vilko dantų. Jei sutraiškys kiaušinį, kris nuo kokios ligos. Išvesti karves buvo patikėta šeimininkui. Sekėsi sunkiai. Gyvuliai nenorėjo palikti tvarto, o dar prie tešmens sudūminę kažkokia moteriškė brukosi. Pasimuiščiusios, pašokinėjusios, pritampiusios šeimininką, net gerokai kai kuriuos vaikus išgąsdinusios, prie obelų pririštos karvės po 15 minučių nusiramino. Aplink jas piemenukas dar kelis ratus apsuko. Ypatingas Jurginių ritualas – žiemkenčių lankymas ir duonos kepalo užkasimas į žemę, palaistant jį alumi. Taip siekiama rasti stipresnį ryšį su žeme, geriau su ja susikalbėti. Kol Vidmantas Lubys su vaikais suko ratus, mažiausiai ji vartaliojosi ant tuoj vaiskė žalumą pasipuošančios pievos. Galulaukėje buvo užkastas duonos kepalas, palaistytas alumi apeiginių gėrimų ir vėl visi tekinom į sodą, kur laukė žaidimai, supynės, pasijodinėjimas žirgais, Jurginių vaišės. Jurginės yra lyg ir labiau populiaresnė šventė, daugiau užrašyta papročių tradicijų yra Aukštaitijos pusėje. Ir kai rinkau mūsų krašto tautosaką ir tikėjimus, tai mano senosios amžinatilsį etnografininkės sakė, kad prisimena, jog balandžio 23 dieną, jeigu pūsdavo šiaurės vėjas, viščiukų išnešti į lauką nebūdavo galima. Tada jie neišliks. Bet jeigu vėjas pūsdavo iš kitos pusės, drąsiai viščiukus varyk lauk. Augs dideli ir dėslus. Jos prisiminė va tokį dalyką. Platesnių papročių irgi nelabai galėjo prisiminti. Bet mesgi tam ir turim įvairiausius šaltinius. Tiek rašytinius, tiek žodinius. Ir manau, kad atgaivinti dalykai irgi yra labai svarbus, reikalingi ir gražus. Šių metų Jurginėms buvo skirta 2400 eurų. 2000 eurų Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui parašius projektą gautą iš kultūros ministerijos. 400 eurų skyrė rajono savivaldybė. 600 kiaušinių Jurginių kiaušinienė padovanojo Gilkūnų paukštynas. Baigėsi Šiaulių rajono krepšinio mėgėjų lygos 7 sezono pirmenybės. Dėl nugalėtojo vardo kovėsi 13 rajono vyrų krepšinių komandų iš Kužių, Gruzdžių, Meškuičių, Bubų, Kairių, Verbūnų ir Ginkūnų.
Gruodžio mėnesį prasidėjusioje lygoje sužaistos 92 rungtynės, o balandžio mėnesį vyko finalinio ketvirto varžybos, į kurias pateko Kuršėnų Senukai, Kuršėnų Kristalas, Kužių Kužiai ir Kairių Kairiai. Kovoje dėl 3 vietos sporto klubas Kuršėnų Senukai įveikė Kairių Kairius rezultatu 108-94 ir pasidabino bronzos medaliais. Rezultatyviausi nugalėtojų komandoje buvo Aivaras Jokubaitis 24 taškai ir Daivaras Pakarklis 21 taškas. Kairių komandoje rezultatyviausias buvo Pranciškus Ručinskas 26 taškai. Didžiajame finale Kužių Kužiai po įtemptos kovos nugalėjo Kuršėnų sporto klubą Kristalas rezultatu 78-64. Nugalėtojams Marius Jankaitis pelnė 27, Martynas Dakanis 21, pralaimėjusiems Danas Mikolaitis ir Augustas Pampikas po 22, Aidas Norvaišas 6 taškus. Pradžioj nesurinkom tokios stiprios komandos, kaip galvojom. Porą žaidėjų iki galo neištraukė, vienam trauma, kitas išvyko į užsienį. Kaip ir turėjom svajonę, kad galim nueiti iki finalo, bet nelabai tikėjom iš tikrųjų. Bet pasijungus vienam žaidėjui papildomai žaidėjai mūsų mažyliui pavyko pasiekti finalą, o finale taip susiklostė, kad lengviau negu pusfinalis. Tai turim medalius aukso. Krepšinio šventėje komandos prizininkės apdovanotos Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus sporto poskyrio įsteigtomis taurėmis, diplomais ir medaliais.